Sveiki visi, su jumis MJ Taro. Grįžau su būrimuku, tokia gan neįprasta galbūt tema. Pabandykim dabar tiesiog žaismingai pasižiūrėti viską ir pasvarstykim, paklauskim kortų, kokia bus mūsų diena po metų laiko nuo dabar. Kuo gyvensim, ką veiksim, kaip jausimės. Nesvarbu, kada jūs žiūrit šį vaizdo įrašą. Ar šių metų gruodį, ar kitų metų balandį, ar dar kitų metų, nežinau, kokį kovą, visai nesvarbu. Tiesiog diena po metų. Kokia ji mums bus. Prieš jūs yra 4 variantai, skirtingos kortų kaladas, ar ne, kaip matot. Ir tiesiog išrinkit savo variantą, prognozė nebus itin ilga. Ir dar pabandysiu ištraukti vieną orakulą, kurį šiaip labai retai naudoju, bet būtent šitai temai, manau, jis bus labai tinkamas. Tai va, pirmas variantas, antras variantas, trečias variantas ir ketvirtas variantas. Diena po metų, lygiai po metų. Kokia ji bus? Taigi atrodo, kaip ir viską susidėliojau iš eilės ir važiuosim su jumis pirmas variantą. Atsipalaiduokit ir paklauskit, ką jūs galėtumėt veikti, kuo gyventi, kaip jausitės dieną lygiai po metų nuo dabar, kai žiūrit šį vaizdo įrašą. Taigi, pirmas variantą, lygiai po metų, ką veiksi. Panašu, jog lygiai po metų tu iškeliausi kažkur tai iš ten, kur tau blogai, į ten, kur tau bus geriau, bet tu tą dieną suprasi, jog ramybė, pertrauka yra tiesiog būtina. Pabaigus tą situaciją, kuri tau nešia nusivylimą pastaruoju metu. Po metų kalbu, kad pastaruoju metu kažkiek tai laiko bus situacija, kuri tau neš tik nusivylimą ir būtent tą dieną tu suprasi, kad reikia atsitraukti. Kodėl jinai tavęs netenkins, tai vėlgi vienas iš variantų yra tas, jog tu jausies tarsi nebuvai teisingai vertintas, tarsi kažko gavai per mažai, negu turėjai. Ir jaučias toks, galbūt netgi pamentas išdidumas, kad kažkas galbūt netgi tavo išdidumą pamynė, kas tau atnešė be galo didelį nusivylimą, norą atsitraukti ir tiesiog pabūti ramybėje. Na taip, kad ir kiek aš bandau pritempti viską prie buitiškumo, dar netgi šiek tiek ar ne tik apie vidų, bet ir tiesiog paprastai ką veiksim po metų laiko, tai žinokit, pirmas variante vis tiek viską veda į tą jūsų savijautą, kai jūs kaip ir įsižeidęs, kaip ir užsispyręs, atsisakot būti šalia kažko, būti su kažkuo ar būti tam tikroje aplinkoje,
kur nebuvot pakankamai įvertintas. Ir tai pamynė jūsų netgi ego. Galbūt, bet žinot, nuojauta sako, kad ta situacija, kuri bus, kad jau jai ir laikas užsibaigti. Todėl tai, kad jūs būsit įsižeidę, būsit užpykę, išdidus ir trauksitės į tylą, tai nebus kaip kažkoks labai blogas įvykis ilgalaikiai perspektyvoje. Ta situacija ar tie žmonės, jau jie turėjo išeiti iš jūsų gyvenimo. Ir būtent po metų laiko taip ir įvyks. Aš nežinau, ar šitie žmonės, šita situacija yra dabar jau jūsų gyvenime, nes tai nėra ne apie tai šitas būrimukas. Tiesiog labai trumpai žvilgsnis, ką veiksit po metų. Tai va. Taip, visos kortos šneka apie tai, kad ir kiek aš bandau ištraukti daugiau informacijos, bet mes šnekam apie vieną dieną ar ne po metų, tai faktas iš kitos pusės, kad nebus labai daug skirtingų įvykių, ar ne, nes mes šnekam apie trumpą laiko tarpą, tai iš tikrųjų taip. Dar ir vėl kaip patvirtinimas iškrito, kad kažkas bus sužeidęs jūsų ego, jūsų jausmus ir jūs bandysit jau atsitraukti nuo tos situacijos. Viskas tik tais yra apie tai jums pirmas variantą. Taip, turiu dabar tokį vos ne vieno žodžio orakulą ir tiesiog toks gan įdomus. Pabandykim tiesiog irgi trumpai, kas aplink, jau čia žiūrėsim, kas aplink tą dieną jums bus svarbu. Priėmimas ir drąsa. Tai iš to, ką aš matau, tai panašu, kad bus svarbu priimti tai, jog situacijai kažkokiai tai atėjo galas, ar ne, jį jums nepatarnauja jau. Jį jūsų nebetenkina, jį jūs žeidžia. Ir tai priimti tiesiog kaip dar vieną uždaromą etapą ir keliauti į naujesnį etapą. Drąsiai. Drąsa čia irgi bus reikalinga. Tad šita situacija jums bus kaip išbandymas, ar ne, jinai ir turėjo įvykti ir linkiu nepaskęsti negatyvę. Ir pamenat, sakiau, jog po tos dienos ar neįvykių vis tik tas naujas etapas neateis labai staiga, jums bus reikalinga tyla ir ramybė. Ir dar kartą pasižiūriu į žodį drąsa ir, žinot, kai kuriem tai gali būti, jog šita situacija kažkokia tai negatyvi, jinai vilksis ir jums tiesiog tos kaip ir drąsos prireiks tiesiog pasakyti stop ir išeiti. Ir paskui tiesiog pabūti ramiai, kad viską suvirškinti, suprasti, ką turėjote išmokti šitos situacijos, įgauti jėgų, judėti į naują pradžią. Tai va tiek trumpai pirmas variantą apie dieną po metų. Sėkmės tau ir iki. Sveikas, antrasis variantą. Pasižiūrėsim, kas lauks tavęs lygiai po metų.
Taigi, antrasis variante, lygiai po metų. Ką veiksi? Taip, ką veiksi? Bandysi rinktis kažką tai labai taip intensyviai. Bandysi rinktis tarp viešumo ir buvimo tik su savimi. Bandysi rinktis tarp kažkokių tai linksmybių ir ramybės, arba tarp, pavyzdžiui, poilsio ir karjeros. Na, žodžiu, darysi tuo metu pasirinkimą tarp vat štai tokių priešingybių. Ir kas įdomu, jog tu tarsi darydamas tą pasirinkimą, tu iki galo nebūsi užtikrintas, ar aš tikrai gerai pasirinkau, kas manęs lauks, kai aš pasirinksiu. Ar jeigu aš, pavyzdžiui, pasirinksiu linksmybės, ar nenukenties mano darbas, jeigu aš pasirinksiu vienišumą, ar nenukenties kažkokie tai santykiai. Ir, žodžiu, va taip va. Pasirinkimai tarp priešingybių su nelabai aiškia perspektyva tau tą dieną. O kas bus pasirinkus? Norėsis laisvės, norėsis kažkokiu tai staigių pokyčių, galbūt naujų galimybių norėsis, va toks bus jausmas. Noriu gauti tai, ką aš nusipelniau iš pozityvios pusės, ar ne? Noriu va staigiai tai gauti ir noriu turėti laisvę rinktis. Mes visada turim laisvę rinktis, bet vat kažkodėl tą dieną tai bus tai labai svarbu. Tai vėlgi, ar negali būti, galbūt darbe jausi spaudimą pasilikti, padirbti, nes ne va tai įmonė bus geriau, galbūt tau, ne va tai kažką tai kokį priedą pridės, bet pavyzdžiui ir norėsis atostogų tuo metu. Galbūt santykiuose, vėlgi irgi, galbūt būsi vienišas. Ir kažkas va tai va norės, taip sakant, pabendrauti su tavimi ir tu nežinosi. Ar čia eiti santykius, ar likti laisvam, na, vat kažkas tai tokio. Pasirinkimai ir noras, va tokių staigių pokyčių, ar jeigu dar tiksliau pasakius, va kaip aš jaučiu, ar ne, tarsi noriu turėti galimybę čia ir dabar kažką tai laisvai pasirinkti. Bet čia linkiu nepamiršti, kad pasirinkimus mes visada turim ir net jeigu jie tuo momentu atrodo riboti, siūlau vis tik įsiklausyti į intuiciją, ko iš tiesų norit jūs. Ir pasižiūrėkime orakulą. Kas čia jau ne konkrečiai tą dieną, ar ne, nes tai yra labai toksai trumpas laikotarpis, sena diena, bet tiesiog aplink tą dieną, ką orakulas sako, kas bus svarbu jums. Jums noriu ištraukti 2 kortas, nes kai traukiau
Tai vieną norėjau, tai kitą ir dabar pabandysim dar vieną ištraukti. Problema ir meditacija. Tai kaip ir minėjau, tai kokios tos problemos, ar ne? Tai, kad jūs jausitės, jog galbūt jūsų pasirinkimo laisvė suvaržyta. Ir kaip ir minėjau, mes visada vis tiek turim laisvę rinktis. Tai jinai nebus tiksliau tiek suvaržyta, kiek jums galbūt atrodo. Tai va šitą problemą aplink tą dieną jūs bandysit gvildenti, spręsti. Bandysit gvildenti ir spręsti, va taip. Ir daug pasirinkimo, kaip ir sakiau, ir kas jums padės nusiraminti, tai meditacija. Kodėl? Dėl to, nes kaip mes medituojam, mes nurimstam ir dažnai įsigilinam į save net nenorom. Tiesiog atplaukia mintis mums apie mus pačius. Ir kai mes laukiam kažkokio atsakymą, būtent per meditaciją mums įduoda. Ir, žinot, šauna, va taip kokia mintis į galvą. Ir mes paskui galvojam, o tai kodėl, kai aš nemeditavau, aš negalėjau apie tai pagalvoti. Tai panašu, kad kažkoks tai sprendimas, kaip nusiraminti, kaip atrasti balansą ir pusiausvyrą, jums gali ateiti per meditaciją. Ir sprendimas, kaip išspręsti problemas. Tai va. O problemų čia kažkokiu tai ypatingai didelių nematau po metų, bet tai tiesiog, toks sakau, labiau darbas su savo savijauta, darbas su laisvės pojūčiu, su pasirinkimais ir bandymas atrasti tarp kažkokiu taip visai priešingų pasirinkimų balansą. Tai va, tokia tai bus diena lygiai po metų. Sėkmės antras variante ir iki. Sveikas trečiasis variante. Pasižiūrėsim, kokia diena lygiai po metų bus tau. Lygiai po metų turėtų būti labai džiaugsminga diena. Kodėl? Dėl to nesulauksi galimybės, kurios laukia jau ilgą laiką. Galimybės, kuri bus tavo svajonių išsipildymas. Kažkas, ko tu ilgai tikėjaisi, laukiai, pagaliau ateis. Galbūt, nežinau, tai bus, ar tai darbas, ar tai kažkokia tai, nežinau, kelionė, pasiūlymas nukeliauti, kur seniai nori, bet tai atneš be galo daug džiaugsmo ir tikrai čia bus begalės džiaugsmo dėl šito išsipildžiusio noro, dėl šitos naujos galimybės. Ir tu tai atšvesi, arba šitas kažkoks tai pasiūlymas netikėtai ateis per šventę. Ir šventė čia tokia galėtų būti daugiau nedideliam uždaram rate, ne kažkokia tai, ne kažkoks tai, nežinau, koncertas, ne kažkokia tai mugė ar dar kažkas, bet va kažkas tai savam ratelį. Lygiai po metų jausit
palengvėjimą. Nes ateis šviesesnis etapas. Pagaliau užsibaigs kažkokie tai konfliktai ir ateis šventė į jūsų kiemą. Ateis džiaugsmas, pajusit pozityvių jausmų antplūdį ir netgi nebijosit tuos savo pozityvius jausmus išreikšti. Tai štai, labai smagu. Trečiasis variantą. Ir dabar pasižiūrėkim orakulą apie tą dieną, ar ne? Nes, orakulas vis tiek jisai parodo tokius įvykius ilgesniai perspektyvoje. Čia mes turim tik vienos dienos įvykius. Tai va. Apie tą dieną maždaug kas bus svarbu, ką mums pasakys orakulas. Aplink tą dieną bus svarbu pailsėti ir persikrauti. Tai aš labiau linkstu sakyti, kad maždaug iki tos dienos bus svarbu pailsėti ir persikrauti. Dėl to, nes ateina naujos galimybės į jūsų gyvenimą ir norėsis tai atšvęsti, tuo labai aktyviai pasidžiaugti. Bet prieš tai, būtent reiktų nurimti, pailsėti ir persikrauti tam, kad kažkokio tai negatyvo iki tos dienos neatsineštumėt į šitas nuotaikas, kurios čia bus tiesiog fantastinės. Tai štai, pailsėti, persikrauti ir gavus šitas naujas galimybės, kurios mums bus kaip ir svajonės, kažkokios tai išsipildymas, tiesiog keliauti pilnam jėgų į naują pradžią. Tai štai, labai smagu, trečiasis variante iš tiesų. Pailsėkit po šitų kovų, kurios bus iki tos dienos. Tai sėkmės trečiasis variante ir iki. Sveikas, ketvirtas variante. Kaladė čia šiek tiek buvo matyti, kad išvirtus, nes be galo slidžios kortos. Kągi, žiūrėsim, kokia bus diena lygiai po metų tau. Kas bus svarbu? Kaip jausies, ką veiksi? Vau. Kas bus ketvirtas variante lygiai po metų nuo dabar? O bus tas, kad išsipildys tavo svajonė arba įsižiebs viltis, kad tavo svajonė pagaliau taps realybė. Bet ta svajonė nebuvo ta, kur tiesiog sėdėjau, daug galvojau ir čia tikėjausi, kad kažkas tai vyks ar kažką minimaliai dėl to dariau. Čia dėl to svajonės bus įdėta daug darbo. Ir tikrai drąsiai link to eita ir tiesiog ta svajonė kaip rezultatas jūsų darbo, jūsų veiklos, jūsų nebijojimo pasirodyti kitiem. Ta svajonė jinai taps realybė. Jinai ta prasme, žinot, jaučiu tokį netgi jausmą, kad mano svajonė išsipildė ir aš žinau, kad aš dėl to labai daug dirbau, aš žinau, kad aš padariau viską, ką galėjau
Ir va dabar aš galiu atsisėsti, atsipūsti ir pasidžiaugti šituo visiškai sąžiningai uždirbtų rezultatu. Tai nebus kaip iš giedro dangaus op, ar ne, ir kažkas man čia vat nutiko gero ar neišsipildė svajonė, ne. Čia labai nuosekliai, labai ilgai bus eita ir būtent tą dieną bus jau rezultatas. Taip, tą savo svajonę kažkaip ar norėsite atšvęsti su šeima, va šeimos rate, to pasidžiaugti, arba tai bus susiję su šeima, namais. O galbūt lygiai po metų įsigysit būstą. Kai kuriem gali būti ir taip. Taip, nes čia vat ta svajonė, jinai turi kažkokį tai ryšį su šeima. Arba, kaip ir minėjau, tiesiog pasidžiaugsit labai stipriai į savo šeimos rate. Iš kitos pusės gali tai pasirodyti taip nerealu jums, kad galvosit, ar tikrai čia taip gali būti, kad čia jau aš tai turiu, apie ką seniai svajojau, kad aš tai pasiekiau, ar čia tikrai nėra vat kažkokiu dar užslėptų niuansų, ir čia tikrai dar nereiks dėl to pakovoti, kažkaip tai paveikti, kažką greičiau padaryti, va tokie bus jausmai. Tai bus taip neįtikėtina, kad dar bandysit ieškoti kažkokiu tai, taip sakant, kabliuku šitame svajonės išsipildyme, bet iš tikrųjų iš šitų kortų noriu pasakyti, kad čia jau nebereikės ieškoti jokių kabliukų, nes viskas bus sąžiningai uždirbta, sunkių darbų pelnyta, ir jeigu tai kažkokia bus finansinė nauda, tai matyt, kad fizinių darbų pelnyta, jeigu kažkokia svajonė išsipildys, kaip čia pasakyti, moralinių lygmenių, to tokių vidinių, tai tada bus sunkiai dėl to dirbta tiesiog vidumi. Gal dar pasižiūrėti. Ojei. Tokia slidi kaladė, kad išslydo iš rankų. Ir taip, dar šiek tiek norėjau trumpai pasitikslinti. Taip, tos dvejonės čia tokios bus, kad žinot, ar aš čia tikrai to nusipelniau, ar aš tikrai jau esu pasiruošęs tą gauti, tai ką gaunu, ar čia tikrai vyksta būtent dabar. Ar aš tikrai jau tą gaunu, tai kaip ir patvirtinimas toksai. Taip, šitos dvejonės bus būtent apie tai. Ar čia realu, ar aš vertas, ar nusipelnęs, ar aš galėsiu su tuo susitvarkyti, bet iš pirmutinių kortų sprendžiu, kad jūs su visko susitvarkysit, jūs to nusipelnėt ir viskas jums bus gerai. Tuoj dar pasižiūrėsim orakulą.
Noriu nuo viršaus kortą paimti, maždaug ir nepasiema, va. Taip, kas bus aplink tą dieną, tai kaip ir sakau, ne konkrečiai tą dieną, bet aplink prieš ir po, tai neapgalvotumas ir beprotiškumas. Taip. Panašu, kad, kaip ir sakiau, tai bus kažkokios ilgai lauktos svajonės išsipildymas ir kas svarbu bus, tai, žinot, tiek iš to džiaugsmo nepamesti galvos ir jeigu tai yra netgi, sakyčiau, taip kažkoks tai popierizmas ar ne, galbūt kažkas stambaus nusipirksit, tai iš to džiaugsmo, kad pagaliau aš tai nusiperku, kažkaip nepaskubėti su dokumentų tvarkymu, viską labai atidžiai sužiūrėti, žodžiu, nepamesti galvos iš to džiaugsmo. Nepamesti galvos, kad jūsų noras tapo realybė. Taip, ir nežinau dabar kaip čia dabar tą jausmą apibūdinti. Žinot, kartais būna, mes kažko labai labai norim, tai pagaliau pasiekėm. Ir kai pasiekėm, tada pradedam labai daryti kitus skubotus, kaip čia pasakyti, kitus skubotus kaip ir sprendimus, kurie kaip ir šiek tiek yra susiję su ta situacija. Pavyzdžiui, dirbau darbą ar ne, kuris man nelabai patinka, bet buvo neblogi pinigai, įsigijau būstą ir viskas jau iš karto vos nerašau pareiškimą ant stalo, dėl to, nes, jau kaip ir galiu neva tai dirbti ir galbūt šiek tiek už mažiau, nes jau man bankas davė paskolą ir galiu ieškoti kito darbo, ar ne? Tai čia kaip pavyzdys. Tai vat, nesielkit kažkaip impulsyviai, nes čia va tas toksai jausis noras ieškoti kažko tai kito, kažkokio tai kitokių galimybių, kažkokio tai kito kelio, po to, kai noras išsipildys. Ir tai bus šiek tiek su to noru susiję, ar ne? Arba kažkoks tai mano projektas pagaliau pradėjo nešti pinigus ir aš tą pačią akimirką atsisakau savo labai stabilaus pajamų šaltinio, nors vis tik gal dar iš tikrųjų dar reikėtų kažkiek tai ten pabūti ir nedaryti tokių skubotų sprendimų. Tai va, iš to džiaugsmo, kad jūsų noras taps realybė, nepameskit galvos, čia šnekėjau, taip sakant, tik pavyzdžiais, galbūt bus dar kažkokių kitokių situacijų jūsų gyvenime, nes žiūrinčių daug iš tikrųjų ir gyvenimai įvairūs, tačiau va, panašu, kad bus džiugi diena, bet nepameskit galvos, nedarykit skubotų sprendimų ir jauskitės tikrai nusipelnę to, ką gausit. Sėkmės ir iki.